žagrelai, sena mano žagrelai, jauni mano jauteliai, o krydalių jauni vadeliai gėdoju, dar aš šuliavoj, krydaliai gėdoju, dar aš šuliavojau, o šelai aušo, dar kelaliuoj, o šelai aušo, dar kelaliuojau, saulutė tekėjo, dvaro vartus kėl, o ir išėjo senoj motinėlai, priėmė savo jaunųjų durę. Eikė dukrela, nors pasilisėkė, dreba tavo kojelis kaip papušėl, dreba tavo kojelis kaip papušėlis, linksta tavo galvelai kaip agonė. Oi, kaip patekau senąją nytėlai, naktelai tame dar rugelius pjau, naktelai tame dar rugelius pjoviau, gaidelį gėdojo, pėdelius nešioj, gaidelį gėdojo, pėdelius nešiojau, o šelai aušo, dar kelaliuoj, o šelai aušo, dar kelaliuojau, saulutė tekėjo, dvaro vartus kėl, o ir išėjo senoje nytėlai, pasitiko savo jaunųjų Martą. Eikė Martela, nor pasilisėkė, žaliųjų. Geriau matysis, ir jeigu tie suolai nėra pritvirtinti kaip nors ar labai sunkus, tai aš siūlyčiau kiek įmanoma arčiau ekrano. Gerai. Čia su sodybos šeimininkė neseniai kalbėjom apie vaikus, apie tai, ką daryti, kad Lietuvoje jauni žmonės mėgtų, mylėtų Lietuvą, partizanišką temą. Tai vienas iš tokių pavyzdėlių, kai tą Lietuvą reikia atiduoti patiems vaikams ir tegul jie daro, Lietuva daro kažką tą temą. Tai aš norėjau ir pradėti mūsų šio vakaro peržiūrėt nuo trumpo filmuko, kurį sukūrėme pernai su vaikais. Tai greitai prigyja. Į bunkerius ir į Katlėnus turbūt nevadavo. Tai aš parodysiu nuotrauką. Tai, toks jaunas vaikinas ar gražus, sako, tai užeisim į tą kiemą, tai sako, tu pakalbėk tas mergaitės, sako,